Užgavėnės – viena įdomiausių ir žaismingiausių tradicinių švenčių, švenčiama ne tik Lietuvoje, bet ir daugelį kitų Europos vietų. Seni žmonės sakydavo, jei užgavėnių nešvęsi, tai visus metus nuo nelaimių neatsiginsi. Na, o druskininkiečiai ir miesto svečiai šeštadienį prie Druskonio ežero susirinko į didžiąsias lenktynes Blyneliai 2012. Renginio svečiams nuobodžiauti tikrai neteko, kiekvienas rado kuo užsiimti. Kol vieni jėgas išbandė komandinėse didžiausio blyno nešimo rungtyse, dalyvavo greitojo reagavimo ir smegenų navigacijos kojų kruose, kiti džiaugiasi žiema leisdamisi nuo kalno įvairiausiamis turėtomis priemonėmis. Na, o kokios užgavėnės be persirengėlių? Šventėje buvo galima sutikti čigonų, žydų, elgetų, daktarų, žiemos duobkasių ir žinoma pačius svarbiausius užgavėnio dalyvius – lašininį su kanapiniu. Šiandien šventėje žmonės pamatė labai daug dalykų ir sporto, ir šokių, ir dainų, ir žaidimų, ir akcijų, ir atrakcijų, visko ko geriausio. Ir ridenosi, ir pjovė, ir mušėsi, ir valgė, ir skanavo, ir laižė, ir bėgo, ir rideno. Buvo visko daug, patys matėt, tikriausiai jau buvot ir patyrėt. Smagu. Aš tiesiog pridursiu, aš nemėgstu tiek daug kalbėti kaip mano kolega. Aš viską darau ir šiandien padarysim taip, kad išvarysim žiemą. Aš tai sena taboro čigonė, čigonas numirė, gitaros neturiu, nei sudainuoti negaliu, vienu žodžiu nieko. Bet tai nors liežuvį dar turiu biskį, galiu dar biskį ir pašnekėti ką nors. Pavaražyt. Vat, jums pasakyti teisybę visą, ką tik tai norit sužinot. Viską galiu pasakyti. Aš Petras. Ir ką jūs veikėt šitoj šventėj? Aš, tiesą pasakius, tai atėjau į žiemos pakasinas. Reikia žiemai kesim duobę ir laidasim duobėj šitoj žiemą. Tai kaip ir žiemos duobkasys aš esu. Ir kaip manot, ar pavyks jums šiandien užkast tą žiemą? Nu tai vat kasu, bet kaip prasikasu, taip iš karto vanduo pradeda bėgti, bet šitą, nežinau, gal ne tą vietoj kasu, tiesiog reikia eiti žiūrėti. Yra daug žmonių, žinokit, man atrodo, kad užkasim kažkaip tą žiemą, išvarysim, žinokit, jau labai pabodo žiemą, oi, kaip pavasario norisi. Norisi aktyvumo, norisi žalumos, sustorėjom, aptingom. Man atrodo, šiandien blynų prisivalgysim ir viskas, jau lauksim pavasario. Ir tada jau kūdėsim. Dar viena užgavėnių tradicija – sotus ir riebus maistas. Šią dieną paprastai būdavo valgoma net iki 12 kartų. Sakoma, jei per užgavėnės gerai pavalgysi, tai visus metus būsi sotus, riebus ir stiprus. Susirinkusius į šventę prie Druskonio ežero viliojo kvapų įvairovė. Čia buvo galima paragauti skaniausių, čia pat gamintų patiekalų. Labai visi nori blynų, blynai kepami su pačia didžiausia meile. O visi labai nori, ar spėjat juos kepti? Nu, labai, žinokit, nori ir mažai spėju. Viena keptovė tik tai. Na, šiandien mes gaminam visko ir labai daug. Pirmiausia, tai medicininis šiupinys. O kuo jis mediciniškas? Mediciniškas tuo, kad jisai pagydo sušalusius. Plius yra riebalų, spirgučių, čia visko pridėta, o kadangi laukia šalta, nors šiandien nelabai šalta, bet palaiko organizme šilumą riebus maistas. Tai kadangi užgavėnės, tai reikia per užgavėnės valgyti riebiai, daug ir sočiai. O vat sako, kad per užgavėnės reikia riebiai labai privalgyti, tai ką šiandien jau suvalgyti? Jau mama troškinuką padarė riebų su šankuliais, dar valgiau žuvies, vienu žodžiu šalti, bet šitauk prisivalgiau. Kaip ir turi būti, va. Pats svarbiausias užgavėnių tikslas – išvaryti žiemą ir pasitikti pavasarį. Renginio svečiai nekantriai laukė lašininio ir kanapinio dvikovos, po kurios turėjo paaiškėti, pavyks mums šiemet išvaryti žiemą ar ne. O, žinoma, taip, kovai ruošiausi tikrai ilgai ir nenuobodžiai. Nuo praeito šeštadienio labai intensyviai treniravausi, suvalgiau 16 kubilų blynų ir dabar esu tikrai tvirtai pasiruošęs kovoti ir deramai atstovėti už savo draugę žiemą, kad jai nereikėtų niekur bėgti ir manau mes ilgai dar valiosimės po sniegą, nematydami pavasario, kuris yra labai toli. Labai čia pat. Na, aš daug vėlgi nekalbėsiu, už mane kalbės mano darbai ir visai netrukus pažiūrėsim, ar toli tas pavasaris ar ne.
kad ir kaip ruošėsi lašininis kovai, tačiau nugalėti jam nepavyko. Visi džiaugiasi artėjančių pavasarių, klausėsi grupės Patruliai dainų, na, o kad žiema tikrai paliktų mūsų kiemus, Morės laukia inkvizicijos laužas.